Sveiki, čia Gintaras Akulevičius, The Linguist Institute atstovas Lietuvoje. Ir šiame video aš jums parodysiu, kaip užsiregistruoti į 7 dienų nemokamą anglų kalbos kursą pirmieji žingsniai, kuris yra skirtas žmonėms, kurie pradeda mokytis anglų kalbos nuo nulio arba beveik nuo nulio. Kurso dalyviai gaus laišką elektroniniu paštu su nuoroda, kurią paspaudę paklius į šį puslapį. Čia, perskaitę įžangą, mes pirmiausia spausime mygtuką registraciją. Ir pateksime į sekantį puslapį, kur galima pasirinkti paskyrą. Mes registruosimės nemokamai paskyrai. Ir spausime mygtuką užsiregistruoti, kuris yra kairėje. Čia mums atsidaro registracijos langas, kur mes turėsime užpildyti laukus. Pirmiausia, įrašysime savo vardą. Aš čia dabar sukursiu bandomąją paskyrą, kad galėčiau jums pademonstruoti, kaip viskas čia vyksta. Užpildęs vartotojo informaciją, toliau turiu užpildyti paskyros informaciją. Tam mes trupučiuką pavažiuosim žemyn. Ir čia reikia susigalvoti savo kažkokį vartotojo vardą. Tegu mano vardas bus Petras 2013. Toliau įrašome slaptažodį ir jį pakartojame. Ir toliau mums reikia pasirinkti mūsų paskyros nustatymus. Čia yra, kokios kalbos mes mokysimės. Galima mokytis bet kurios kalbos, nors ir visas vienu metu, jeigu kažkam taip norisi. Šiuo atveju mes mokomės anglų, pasirenkame anglų arba paliekame taip, kaip yra. Pasirenkame savo gimtąją kalbą. Mano gimtoji kalba yra lietuvių. Pasirenkame šalį, kur gyvenam. Lithuania. Ir dar yra laiko zona. Laiko zona mūsų yra +2 Vilnius. Kas yra kitoj laiko zonoj, pasirenka kitą. Važiuojame žemyn. Uždedame varnelę ir spaudžiame Create my account. Štai mūsų paskyra jau ir sukurta. Savo vartotojo vardą ir slaptažodį užsirašykite ir pasidėkite tokioj vietoj, kur esant reikalui visuomet galėtumėte surasti. Toliau nieko čia mes neskaitinėjame, negaištame laiko, spaudžiame Continue. Ir čia mūsų registracijos procedūra yra baigta. Dabar grįžtame į savo 7 dienų kurso puslapį ir žiūrime, ką mums reikės daryti toliau. Jis turi būti pas jūs atidarytas kitame lange, todėl belieka tik persijungti tarp langų. Čia mes pavažiuosime į apačią. Ir matome, kad toliau yra antras žingsnis. Čia buvo Gintaras Akulevičius, The Linguist Institute atstovas Lietuvoje. Ačiū, kad žiūrėjote. Spaudžiame antrą žingsnį ir susitiksime sekančiame video.